Balandžio 19-ąją Kelmės rajono savivaldybėje posėdžiavo rajono taryba. Darbotvarkėje 13 klausimų informacijos. Taryba rinko Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją. Į šį postą pasiūlytas Tvarkos ir teisingumo partijos atstovas Vincas Metrikis. Vincui Metrikui 45 metai. Jis baigęs Šiaulių universitetą ir yra įgijęs kūno kultūros mokytojo kvalifikaciją. Pastaruoju metu dirbo uždarosios akcinės bendrovės Kelmės autobusų parkas budinčiųjų mechanikų. Slapto balsavimo rezultatai. Iš 24 balsavusiųjų 3 biuleteniai negaliojantys. 8 prieš, 13 už. Taryba išrinko Vincą Metrikį savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų atlyginimas popieriuje 3334 litai 50 centų. Tarybos nariams kilo klausimų dėl 10% atlyginimo priedo mokėjimo. Tarybos nariai klausė, ar jau Kelmės rajono savivaldybėje nebeliko krizės, kad ateina naujas dar šioje srityje nedirbęs darbuotojas ir jam jau skiriamas priedas. Buvo siūlymas palaukti metus, kol pavaduotojas padirbės, o tada mokėti atlyginimo priedą. Pasak mero, priedo priemoka buvo pasiūlyta remiantis praėjusios kadencijos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų atlyginimu. Priedas turėtų būti mokamas, nes darbo krūvis didelis, kartais neužtenka darbo valandų. Mano manymu, sakė Kostas Arvasevičius, negali būti didelis skirtumas tarp savivaldybės administracijos skyrių vedėjų ir administracijos direktoriaus pavaduotojų atlyginimų. Taryba nusprendė 10% atlyginimo priedą mokėti. Taryba patvirtino 9 asmenų savivaldybės tarybos kolegiją. Savivaldybės tarybos kolegija tai patariamasis organas, kuris paprastai analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų veiklą, teikia pasiūlymus tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausimo. Svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės teritorijos raidos analizės, dėl bendrųjų ilgalaikių programų įvairiose srityse rengimo ir organizavimo. Taip pat sudaryti 6 savivaldybės tarybos komitetai. Išrinktos Kelmės rajono garbės piliečio vardo ir ženklo už nuopelnus Kelmės rajonui kandidato atrankos komisija ir Kelmės rajono smulkiųjų ir vidutinių ūkio plėtros programos administravimo komisija. Pastarosios sudėtyje po keletos tarybos narių pasiūlymų atsirado ir Kelmės rajono ūkininkų sąjungos pirmininko kandidatūra. Kitam posėdžiui atidėtas spręsti rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarimo klausimas.